Sveiki, mokinukai! Šiandien toliau įtvirtinsime garsą U, atliksime žodžių garsinę analizę ir mokysimės rašyti raideles. U didžiąją ir U mažąją. Pažiūrėkime į piešinukus ir pasakykite, kas nupiešta. Kuriuose žodžiuose girdite U garsą. Nuo tų paveikslėlių, kuriuose girdite ilgą U garsą, nuveskite rodiklėlį. Čia matome rūtą. Rūta garsas U yra. Taip ir nuvesta rodiklėlė. Svogūnas, pupa, kopūstas ir musė. Nuvedam rodiklėlės tik tai nuo tų žodžių, kurie turi ilgą garsą U. Sūris, lapas, ūmėdė, dūda, būgnas. Šioje užduotėlėje prašo nuspalvinti raideles skirtingomis spalvomis. Raidę B rudai, A geltonai, U melsvai. Nuspalvinę visas raideles atitinkamomis spalvomis, tikiu, gausite gražų paveikslėlį. Pasistengkite, nesumaišykite spalvas ir stropiai, gražiai nuspalvinkite kiekvieną plotelį. Palyginkime raides A mažąją ir U mažąją. Kuo jos panašios ir kuo skiriasi. Apatinė abiejų raidžių dalis tikrai yra, kaip matote, vienoda. Skiriasi tik viršus. A raidelė būtų čia uždaryta, o U, matote, atvira. U raidelę pradedame rašyti nuo viršaus. Kadangi U mažoji, tai rašosi per vieną tarpelį, rašome nuo viršaus. Lenkiame liniją ir vėl kylame į viršų ir leidžiame žemyn, užbaigiame viduryje tarpelio, ties viduriu. Paimkite pieštukus ir atvedžiokite gražiai kiekvieną raidelę, taip įpratinsite rankytę laisvai, gražiai judėti taisyklingai. Rašydami brūkšnelį virš raidės, nerašykite ant linijos, jis truputį turi būti pakeltas virš linijos. Ir abi dalys, abi U raidelės dalys, tiek šita išlenkiamos vienodai išlenkiamos. O dabar paimkite savo rašymo priemonės, parkerius ir rašykite raideles ant linijų. Nesuklyskite, rašoma ant ryškios linijos, mažoji raidelė rašoma per vieną tarpelį. Išmokę rašyti U mažąją, mes galime jau rašyti žodelius ir jungti šią raidelę su kitomis raidėmis. Tai U ir Š. Už. Parašę U raidelę, netitraukiam rankos, kylam į viršų, pasvirusią lazdelę, darom kilputę ir parašom raidelę Š. Neužmirštame uždėti brūkšnelio ir varnelės. Parašėme žodį už.
parašę M raidelę, mes iš karto kylame į viršų. Ir tada leidžiame žemyn ir dar kartą žemyn. Ir parašom žodelį mū. Perskaitykime šitą žodį. Ramūnas. Kodėl žodis pradėtas rašyti didžiąja raide? Taip, todėl, kad žodis Ramūnas yra vardas. O dabar laikas jau pasimokyti ir didžiąją raidę rašyti. Vėlgi palyginkime. Šį kartą 3 raidės. V didžioji, U mažoji ir U didžioji. Tarp tų 3 raidžių yra panašumų. Atraskite, kurios dalys yra panašios. Tai pusė V didžiosios raidelės ir pusė U didžiosios, kaip matote, yra labai panašu. U mažoji ir U didžioji vienodai užbaigiam. Tas abi raidelės vienodai užbaigiame. Užbaigiame vidury tarpelio. Taip, pradedame rašyti kaip ir V raidelio žemiau linijos, kylame viršų, lenkiame pasvirusią gražią lazdelę žemyn, išlenkiam ir vėl nuo viršaus pradedam rašyti ir išlenkiam. U raidės pirmąją dalį baig tarpelio viduryje. Pirmąją dalį. Tarpelio viduryje, matote? Rašome. Pirmą dalį užbaigiam tarpelio viduryje. Ir tada jau nuo viršaus rašome antrąją lazdelę. Raidelė nesunki, nesunku ją rašyti, tik reikia pasistengti, kad ji būtų daili, vienodi tarpeliai. Nepadarykim per daug suspaustą ir ne per daug plačią raidelę. U didžioji raidelę su kitomis raidėmis jungiame kaip U mažąją. Tam skirta šita dalelė, kad prijungti prie kitų raidžių. O dabar matote laivelius, kuriems yra sukurti pavadinimai. Jūs turbūt patys taip pat įsilankstėt savo laivelius ir nepamiršote jiems uždėti vardų. O čia reikės nepatingėti, gražiai pasekti šitomis linijomis ir pažiūrėti, kur atplauks kuris laivelis. Tai laivelis Ūla atplaukė prie šitos stotelės. Ir čia reikės užrašyti laivelio vardą Ūla. Ir taip toliau pasekite, paveskite linijomis ir pažiūrėkite, kur atplauks kitas laivelis. 4 laiveliai, 4 stotelės. Ir ant kiekvienos užrašykite laivelio vardą. Linkiu jums kuo geriausios sėkmės ir kuo dailiausių, gražiausių raidelių.